Tai ką šiandieną tėvam reikėtų, turėti galvoje, norint, kad tų traumų būtų kuo mažiau ir kad jos būtų kuo lengvesnės, ir ką daryti, jeigu visgi kažkas nutiko? Tai kažkiek sveikas protas, saugumo dalykai, jeigu sporte, prevencija, išėjimas iš to savo tiesioginio sporto zonos į treniruoklių salę, pas kineziterapeutą, be galo svarbus dalykas, užsimti mažais dalykais sporto metu, tiksliau ne to paties sporto metu, o dar prieš jį, kurie galėtų padėti išvengti traumų. Ir galbūt irgi ne visiems yra savaime aišku, kad sezoniškumas yra be galo svarbu, tai tiesiog atitinkamo sezono metu atkreipti dėmesį. Vaikams tai yra šiltas oras. Šalto oro mes netiek daug turim, bet netiek daug, kaip sakykime, apie vyresnius žmonės kalbant, kiek jie traumuojasi. Tai tiesiog visuomeniai galbūt, kad turėti omenyje, kad vasara, šiltas pavasaris, ruduo yra rizikingas metas, jeigu kalbam apie vaikų traumas. O jeigu trauma nutiko? O jeigu trauma nutiko, kviečiam kreiptis ir nedvejoti, geriau pasitikrinti, paklausti ir išeiti liktai su šypsena ir tą mintimai, ką mes ėjom, viskas čia ir taip maždaug buvo aišku, bet turbūt jeigu ėjot, nebuvo aišku tuo metu. Geriau paklausti ir paklausti profesionalų.